Sveiki dar kartą. Skaudus vakaras ir nekorektiškas komentaras, už kurį tenka atsiprašinėti. Vilniaus Ryto treneris Giedrius Žibėnas po pralaimėjimo Kauno Žalgiriui pliekė žaidėjus dėl charakterio trūkumo. O komentuodamas susižeidusio lyderio žaidimą, jis paminėjo, kad tai esą ne moterų krepšinis, todėl vyrai turi būti nusiteikę kovoti. Anot lygių galimybių ekspertų, tokie pasisakymai seksistiniški ir žeminantis. Iškart sureagavo ir pats treneris, atsiprašė, pasakoja Nerijus Bliujus. Vilniaus Ryto ekipai šį sezoną Kauno Žalgiris yra tiesiog neįveikiamas. Net ir ilsinės 4 pagrindinius žaidėjus laikinosios sostinės klubas jau 5. kartą šį sezoną įveikė Vilniaus komandą. 5 taškais Lietuvos čempionams nusileidęs Ryto strategas Giedrius Žibėnas po mačo akcentavo savo žaidėjų charakterio trūkumą. Ketvirtam kėliny kažkodėl pradėjom vaikščioti aikšteliai. Reikia turbūt įeiti į, kaip pasakyti, formą geresnę. Ties čia emocingi Giedriaus Žibėno pasisakymai nesibaigė. Praėjusiame mače su Šiauliais vienam Ryto lyderiui Džerikui Hardingui buvo praskeltas antakis. Ta kartą žaidėjas buvo išvežtas į ligoninę, kadangi žaizdą reikėjo siūti. O vakar jau žaidęs Hardingas, pasak trenerio, neturėjo jausti kokio nors diskomforto, nes esą čia ne moterų krepšinis. Jeigu už kibirkštį žaistų, gal ir būtų. Tai priežastis. Tai nėra, kaip pasakyti, ekskiuzas kažkoks. Tiesa, vos ištaręs šiuo žodžius treneris panašu, kad suprato, ką padarė, tačiau tęsė ir toliau. Gal nepatiks tas palyginimas, bet, kaip pasakyti, vyrų krepšinis ir žaidžiam 5 prieš 5, vyras prieš vyrą, kūnas prieš kūną. Ir čia kažkoks pradreskimas ar kažkur čia neturėtų čia būti jokios, kaip pasakyti, diskomforto.